Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris. Kaip laikaisi? Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kad dėmesys lygu pinigai. Kaip ir kodėl ir kurioje vietoje čia dėmesys lygu pinigams, bet tai yra labai svarbu šiame technologijų socialinės medijos amžiuje, ypač jeigu tu statai savo verslą, ypač jeigu tu bandai parduoti produktą, paslaugą ar panašiai, tada tau labai svarbu tai žinoti ir tai pritaikyti savo veikloje. Taigi, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Labukas visiems, kas jungiatės. Taigi, dėmesys lygu pinigai. Taip, kaip vienas iš mano mentorių Grant Cardone sako, kur eina žmonių dėmesys, ten seka žmonių pinigai. Ką tai reiškia? Reiškia, tai, ką žmonės žiūri, ten žmonės ir išleis savo pinigus. Tas žmogus, kuris gali užgriebti didžiausią kiekį dėmesio, dažniausiai ir surinks didžiausią kiekį pinigų. Gaus daugiausiai užsakymų, gaus daugiausiai klientų, verslo partnerių, rekomendacijų ir panašiai. Taip, reiškia, mes, jeigu norim, aišku, uždirbti daugiau pinigų, jeigu norim kurti sėkmingą verslą, jeigu norim gauti didesnius rezultatus, mes turime gauti daugiau dėmesio. Taip, klausimas yra toks. Ar tu išleidi dėmesį, ar tu uždirbi dėmesį? Galbūt niekada negirdėjai, kad kas nors tai pasakytų, taip? Bet jeigu tu žiūri kitų žmonių postus, kitų žmonių video, kaip pavyzdžiui šitą video, ir aš labai dėkingas, kad tu čia esi ir kad tu jį žiūri, taip? Bet šią sekundę tu leidi dėmesį. Tu neuždirbi nieko iš to, taip? Reiškia, žiūrėdamas arba žiūrėdama mano video, galbūt tu gausi naudingos informacijos, idėjų ir panašiai. Bet faktas tas, kad dabar tu išleidi dėmesį žiūrėdamas mano video. Jeigu žiūri TikTokus, išleidi dėmesį. Skaitai kitų postus, išleidi dėmesį. Uždirbi dėmesį, kai tu kažką įkeli. Kai tu darai live transliaciją. Kai tu įdedi Reelsą ar TikToką. Kai tu parašai tekstą, postą ir kažkas jį skaito, taip? Tada tu uždirbi dėmesį, taip? Ir čia labai svarbus skirtumas, taip? Nes kai kurie žmonės leidžia visą dieną socialiniai medijai ir sako, kodėl aš neuždirbu, aš visą dieną sėdžiu Facebook'e. Taip, bet ką tu ten darai, taip? Kai sako, įsivaizduok krepšinio rungtynės, taip? Žaidžia Žalgiris, taip, mano miesto komanda, taip? Ir tu esi Žalgirio arenoje ir ta arena pilna žmonių, taip? Kas toj situacijoje uždirba pinigus ir kas toj situacijoje išleidžia pinigus? Na, uždirba pinigus tai žaidėjai, kurie žaidžia, taip? Tie 10 vaikinų, kurie laksto aikštelėje. Tie tūkstančiai, kurie žiūri, išleidžia pinigus, kad galėtų žiūrėti tai, taip? Lygiai tas pats ir socialiniai medijai. Tie, kas žiūri, išleidžia pinigus. Tie, kas žaidžia, reiškia, kuria turinį, uždirba pinigus, taip? Pritraukia klientus, pritraukia verslo partnerius, taip? Nes dėmesys konvertuosis į pirkimus, dėmesys konvertuosis į asmeninės žinutės, dėmesys konvertuosis į pasirašymus į komandą ir panašiai. Taip? Tai aš atsimenu prieš keletą metų, dar prieš pandemiją, nuvažiavome į Jungtinės valstijas, į Hendersoną, į Nevadą, mokymui būtent su mūsų mentoriumi Eric Worre. Taip, ir tas mokymas buvo tik tai žmonėm, kurie uždirba virš $100,000 per metus. Tuo metu aš dar tiek neuždirbdavau, bet aš prasmukau, papuoliau į tą mokymą, taip. Ir būtent vienas iš dalykų, ką jisai pasakė, ir man labai tas iškart įsirėžė į galvą. Sako, mano iššūkis jums sukurti daugiau negu peržiūrite. Reiškia, kiekvienas video, kurį tu peržiūri socialiniai medijai, už tą kiekvieną video tu turi sukurti ir įkelti video. Kiekvienas TikTokas arba Reelsas, kurį tu peržiūrėjai, už tą kiekvieną video tu turi sukurti video, įkelti video. Kiekvieną foto, kurią pamatėjai socialiniai medijai, tu turi įkelti už tai savo foto. Pagalvok, jeigu tu įkeltum tiek pat turinio, kiek tu suvartoji.
ar tavo rezultatai pasikeistų, ar tu pritrauktum daugiau klientų, daugiau komandos narių ir uždirbtum daugiau iš socialinės medijos, net nebejoju. Dėl to top sėkmingiausi verslininkai, turtingiausi verslininkai dažniausiai net nežiūri socialinės medijos. Jie dažniausiai net neseka niekino. Jie tik tai kelia turinį. Taip? Jie pompuoja vertę, jie duoda naudą, jie duoda būtent tai, ko žmonės nori, o patys net neturi laiko ten žiūrėti, kažką scrollinti, kitų postus ar panašiai. Jie per daug užimti uždirbinėti pinigus, kad turėtų laiko leisti pinigus. Šiek tiek kitoks mąstymas, ar ne? Daugelis yra šviesmečiais nuo to. Daugelis suvartoja kalną turinio, peržiūri šimtus video nuotraukų ir postų, o patys beveik nieko neįkelia. Ir dėl to jie stebisi, kodėl pas mane neateina pinigai, kodėl pas mane neateina klientai verslo partneriai. Dėl to, kad tu išleidinėjai dėmesį, o ne uždirbinėjai dėmesį. Taip? Tikslas yra uždirbti dėmesį, o ne išleisti tą dėmesį. Taip? Reiškis, turi suprasti, kad socialinė medija yra labai gera sistema. Ir ta sistema arba pasinaudos tavimi, arba tu pasinaudosi tą sistemą. 99% žmonių jais naudojasi sistema. Facebookas jais naudojasi, kad uždirbtų pinigus. Taip? Facebookas jiems rodo postus, ar TikTokas jiems rodo postus, ar Instagramas jiems rodo postus ir tuo pačiu rodo reklamą. Ir iš to tos socialinės medijos platformos uždirba. Tas žmogus tiesiog žiūri ir uždirba socialiniai medijai pinigus. Labai nedidelis procentas pasinaudoja sistema. Man socialinė medija nėra kažkoks laiko prastumimo dalykas. Tai nėra kažkoks įrankis, kur aš tiesiog sėdėčiau ir valandą scrollinčiau. Man socialinė medija tai yra pinigų generavimo mašina ir mano telefonas yra bankomatas. Taip, reiškia, aš įdarbinu socialinę mediją. Aš paverčiu socialinę mediją būtent įrankiu, kuris man generuoja pajamas. Ir man socialinė medija sugeneravo 100 000 eurų pajamų. Taip, lygiai taip pat jinai gali tą patį padaryti tau. Bet tu turi pradėti naudoti sistemą. Tu turi įdarbinti tą sistemą vietoj to, kad sistema įdarbina tave ir tu sėdi scrollini ten visą dieną, taip? Ir tu dirbi Facebookui tada. Tu uždirbinėjai pinigus Facebookui. Nelabai gudru, taip? Ypač jeigu tavo tikslas yra uždirbti pinigų. Taip, aš nieko nesakau, jeigu tu ateini į socialinę mediją savo malonumui tiesiog atsipalaiduoti ir prastumti valandas kelias, okei, super, nėra geresnio dalyko, taip, bet jeigu tavo tikslas yra uždirbti pinigų, jeigu tavo tikslas yra padidinti savo verslą, parduoti daugiau produkto, pasirašyti daugiau žmonių į komandą, tada turi visai kitaip elgtis, turi visai kitaip pradėti naudoti socialinę mediją, taip, tad atsimink, dėmesys yra pinigai, dėl to tavo misija, tavo užduotis yra surinkti kuo daugiau dėmesio, kad kuo daugiau žmonių akių žiūrėtų į tave, kad kuo daugiau minučių, sekundžių ir valandų žmonės praleistų skaitydami tavo postus, žiūrėdami tavo nuotraukas, žiūrėdami tavo video, stebėdami tavo live transliacijas ir panašiai. Nes kuo daugiau to dėmesio bus, tikimybių teorija nugali. Taip? Pavyzdžiui, aš darau šitą live transliaciją ir ką aš darau? Apačioj paleidau tokią eilutę. Ir ką ta eilutė daro? Ta eilutė parduoda 7 dienų socialinės medijos iššūkį. Taip? Ir šitą video galbūt peržiūrė 100 žmonių, galbūt 200, galbūt 500, galbūt 1000 ar panašiai. Taip, priklauso. Aš nekreipiu dėmesio į tuos individualius video, nes aš žinau, kadangi aš padarysiu 1000 tų video, vis tiek aš surinksiu pakankamai tų peržiūrų, taip, bet kažkas nupirks, kažkas susidomės, kažkas sakys, taip, aš noriu pagerinti rezultatus versle, taip, aš noriu išmokti strategijų socialinių medijų ir kažkas įsigys. Taip, reiškia, kuo daugiau aš pritrauksiu dėmesio, tuo daugiau žmonių aš galiu nukreipti ten, kur man reikia. Taip, jiem pasiūlyti savo produktą, jiem pasiūlyti savo verslo galimybę, jiem pasiūlyti mokymus ar kažką. Taip, tai nereiškia, kad aš turiu iš vien pardavinėti. Taip, ne, nesupraskit to neteisingai. Taip, tas dėmesio pritraukimas, jeigu tu vien tik tai pirkit, tai vietoj to, kad tu pritrauktum dėmesį, dažnai tu atbaidysi kalną dėmesio. Taip, tu turi duoti vertę, naudą, kažką, kas būtų žmonėms įdomu, prasminga, naudinga, kad jie ateitų. Ir tada gali pasiūlyti, ir tada gali parekomenduoti, ir tada gali duoti jiems pasiūlymą pabaigoje, taip? Ne iš karto, nesistengti tik tai pardavinėti, taip? Tai va, toks patarimas šiandien,
Labai tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, kaip visada, padarytum man didžiulę paslaugą, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Ir jeigu vis dėlto tave domina 7 dienų iššūkis, spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją ir pasimatysime jau 7 dienų iššūkio viduje. Startuojame lapkričio 5 dieną, tai bus 7 dienos. Veiksmas, intensyvus, patarimai, pamokos kiekvieną dieną, užduotis, idėjos, strategijos, iššūkiai, prizai ir panašiai. Taip, tai bus įdomios 7 dienos. Jeigu niekada nedalyvavai, būtinai rekomenduoju sudalyvauti. Jeigu jau esi dalyvavusi arba dalyvavęs, vėlgi rekomenduoju atšviežinti žinias, atnaujinti įgūdžius ir irgi sudalyvauti. Ačiū visiems, geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau, viso.